Taigi, toliau tęskime pasakojimą apie Marijampolės NDT vedėją Žvirblytę. Šį mėnesį gruodžio mėnesį 8 kartą iš eilės atėmė 170 eurų. Taigi, iš viso per 8 mėnesius Žvirblytė atėmė iš manęs 1360 eurų nusikalstamos veikos dėka. Jinai suklastojo sveikatos dokumentus, suklastotais sveikatais dokumentais disponavo, vykdė nusikalstamą veiką, todėl kad nustatant darbingumą neįtraukė sutrikusių funkcijų kaklo, peties stuburo, kojos, riboti judesiai dėl skausmo. Jinai mane padarė iš daug ligų ir sutrikusių funkcijų sveiką, nustatė 55% darbingumą. Ir parašė, kad galiu dirbti visus darbus. Nebuvo vertinami individualūs poreikiai. Klausimyną pildant nei vienas klausimas nebuvo pažymėtas teisingas. Taigi ši vedėja iš manęs kiekvieną mėnesį atima po pusę netekto darbingumo. Ir aš gaunu 170 eurų su 30 metų būtinuoju stažu. Negaunu net šalpos pensijos 184 eurų. Taigi sumokėjus mokesčius ir nusipirkus vaistų, pinigų nelieka nei maistui, nei higienos prekiams, nei drabužiams. Taigi šiais metais neturėsiu nei kūčių, nei kalėdų, nei naujųjų metų. Žvirblytė Grinčas, kuris pavogė mano kūčias, kalėdas ir naujus metus, klastodamas sveikatos dokumentus. Vykdydama nusikalstamą veiką. Taigi tokių žmonių, kai aš, yra labai daug, kurie negalės švęsti nei kūčių, nei kalėdų, nei naujų metų. Taigi visiems šiems neįgaliems žmonėms, kuriems yra suklastojusi sveikatos dokumentus, jie yra Grinčas, kuris pavogs visiems gražiausias šių metų šventes, kūčias, kalėdas ir naujus metus. Taigi šis žmogus, ši vedėja yra labai žiauri, nes mes neįgalieji neturėsime pačių gražiausių šių metų švenčių, kūčių, kalėdų ir naujųjų metų. Vien dėl to, todėl, kad Marijampolės vedėja suklastojo sveikatos dokumentus
ir padarė sveikais 55% darbingais. Taigi apie šią vedėją reikia kalbėti daug ir kiekvieną dieną. Ir tai bus daroma, nes apie šią vedėją aš turiu labai daug ką pasakyti. Taigi, iki labai greito susitikimo.